Praėjusį sekmadienį rugsėjo 23 dieną Marijampolės miesto automobilių kroso trasoje Pietarių kaime įvyko regioninių autokroso pirmenybių regionų taurė 2012 paskutinysis 7. etapas. Varžybas organizavo automoto klubas Ugira Cross. Apie šiandieną kalbant, tai oras mus nelepino. Naktį prilijo, balos, šlapė, regiono kelių vyrai su savo technika padirbėjo, padarė, kad žmonės galėtų, kad sportininkai galėtų važiuoti. Aplamai, apie regioną šnekant, tai regionas gal ir pavyko. Kitiem metam mes galvojam vėl susitikti visi organizatoriai, tai Telšių, Marijampolės, Mažeikių, Akmenės, Ukmergės. Svarstysim, ką daryti, kiek etapų daryti, kur važiuoti, gal kažkokius techninius reikalavimus pakeisim, nes dabar buvo užklausimai ir mes juos turbūt atsižvelgsim. Aplamai galvojam, kad kitą metą regionas bus. Tik nežinom, kiek etapų. Šiuo sezonu negalėčiau labai per daug pasigirt. Pirmas varžybas pačiam pavasarį atvažiavau neblogai. Pirmo visose kitose, kiek važiavau, sulūžau. O Bardauskį dabar kai buvom, tai tenais nesulūžau, viskas tvarkoja. Šiaip gedimų sezonas. Matysim, kaip šiandien dar bus. D1600 klasėje naujoko sėkmė lydėjo Karolį Petreikį. Marijampolės etape savo bandomą įvažiavimą atlikęs sportininkas aplenkė ne vieną patyrusį senbūrį. Tomas Krodenis užėmė antrąją vietą, Žydrūnas Šarkūnas trečiai. Absoliutus šio sezono lyderis Giedrius Stonys Marijampolės etape nepasirodė, tačiau tai nesutrukdė jam išsaugoti čempiono vardo. D3A AVD klasėje nugalėtojo lauros nuskynė taip pat pirmą kartą lenktyniavęs Tautvydas Urba. Pirmas varžybas man. Prieš savaitę įsigijau bagį, tai pirmas įk atvažiavom pamėginti. Kaip matot, nuotaikas įspūdingas. Iš viso sunku ką pasakyti, mažai susigaudo, pirmas įk važiavau gyvenime, bet sekėsi, ar kas čia buvo, nežinau. D2000 divizione šį sezoną iki pat paskutinio etapo pabaigos tvyrojusi konkurencija tarp Egidijaus Mažeikos ir Mariaus Zarambos baigėsi Egidijaus Mažeikos pergalę. Trečiąją vietą Marijampolėje užėmė Andrius Daukšas. Finalinėje pirmenybių įskaitoje trečiosios vietos niekam neužleido, šįkart ketvirtas finišavęs Jonas Ramanauskas. D2000 superdivizione nugalėjo Rimas Geidukis. Antras šį kartą buvo Edvinas Stravinskas, trečioje vietoje liko Ričardas Lepšys. Kol kas man užtenka rezultatų, kad ir trečio atvažiuoju, bet man taškų užteks. Sunku kovoti su 1.6 varikliu prieš 2 litrus, bet stengiamės. Aplamai tai šaunuoliai vyrai, šaunuoliai, kad važiavus visos Lietuvos. Aš netikėjau, kad tur važiuos 50 dalyvių. Labai patiko tie minikartai, kuriuos galvojam kitą metą proteguoti, kad jie važiuotų po visą Lietuvą, parodyti, kad yra tokia minikartų klasė, kad tie vaikučiai domisi, kad tėvai labai nori, kad tie vaikai važiuotų. Aš už sportą. Visą laiką buvau ir dabar sakau, aš už sportą ir už bendrą produktą. Aš tikėjausi didesnės konkurencijos iš Mariaus Zarambos, bet kažko nam nėjo, sakėm, šlapio molę ar tos dangos šlapios. Čempionate buvo geriau biškai. Paskutiniam etape buvo 15 taškų priekį buvo, o šiam paskutiniam regiono etape 3,5 taškų skiriasi nuo Zarambos. Ir buvo neaišku, kas bus pirmas, kas antras. D1600 junior klasėje Lukas Pocius užėmė pirmąją vietą, tačiau tai jam bendroje sezono įskaitoje vis vien neleido aplenkti šįkart trečioje vietoje finišavusio Egidijaus Tuopelio. Paulius Kiudys Marijampolės etape atvažiavęs antras, galutinėje sezono rikiuotėje pakilo į trečiąją vietą. Vasko Pasika divizione pirmas finišavo Donatas Krasauskas. Šio čempionato lyderis Žilvinas Šveikys šį kartą buvo antras, Kęstutis Urbanavičius varžybas baigė trečioje pozicijoje. D-Open klasėje Mazda MX-3 vairuojantis Juozas Kutka šių metų regioninėse pirmenybėse pasirodęs pirmą kartą, finišavo pirmas. Edas Kazlauskas su Audi 90 buvo antras, Dalius Valiukas vairuojantis visais ratais varomą Volkswagen Golf 3 užėmė trečiąją vietą. O taip visiems linkiu
gerų kitų metų. Šiemet baigėsi sezonas.